Sveiki, šioje pamokoje vėlgi tęsime temą apie masyvus ir tiesiog noriu labiau supažindinti, o tai galbūt pavyks, pademonstruojant paprasčiausius veiksmus, kuriuos galima atlikti su masyvais. Na, visų pirma, susikūrėme kokį nors integer tipo masyvą, vadinkime jį vėlgi masyvas, nors savo galite pavadinti kaip tik norite. Reikšmes priskirsime štai tokiu būdu. Na ir priskiriame reikšmių kiek tik norime, jokio skirtumo. Na, o dabar tiesiog parašysime programą, kuri sumuoja visus masyvo narius. Tai galbūt labiau pravers tiem, kurie dar mokosi mokykloje, viduriniai, gimnazijai. Net neabejoju, kad ten pilna tokių bereikalingų uždavinių, kur tiesiog reikia sumuoti, ieškoti didžiausią narį ir taip toliau. Na, tikiuosi bent kažkam pravers. Taigi visų pirma, kad galėtume susumuoti visus masyvo narius, nerašant ilgų eilučių, naudosime vėlgi ciklą for. Apsirašome kažkokį tai kintamąjį, kuris suks ciklą, vėlgi gal pavadins tiesiog indeksas, arba jeigu pagavote, kas vyksta, tiesiog užteks mums šį kintamąjį pavadinti raidė i ir vėlgi sutaupysime laiko rašant programą. Pradinę reikšmę priskiriame 0, kaip minėjau, masyvo reikšmės pradedamos skaičiuoti nuo 0, todėl ir kintamoji reikšmė turi būti 0. Na, vėlgi, o masyvas bus vykdomas tada, kai jį bus mažiau už mūsų masyvo ilgį. Ir tuo būdu ilgį nurodome rašydami masyvas, mūsų masyvo pavadinimas, taškas ir length funkcija. Dabar tiesiog reikia suteikti kintamajame kažkokį tai pokytį, kad ciklas nebūtų begalinis. Na ir dar pamiršau, kadangi mes sumuosime visas masyvo reikšmes, turime kažkokį tai sumavimo kintamąjį susikurti. Na ir jį tiesiog pavadinsiu suma, priskirsiu pradinę reikšmę 0. Na ir dabar mūsų ciklas tiesiog darys elementarų sakinį suma bus lygus suma plus masyvas ir kaip indeksą parenkame kintamąjį, kadangi, kaip minėjau, šis kintamasis keis savo reikšmę sukantis ciklui ir tuo atveju masyvas tiesiog pravarys pro visas reikšmes ir jas prisumuos prieš tai šio kintamojo suma. Na, vėlgi, galima pasinaudoti gudrybę, kurią jau mokame ir tiesiog pakeisti analogiškų sakinių plus lygumas į. Tai reiškia, kad kaskart sukandis ciklui prie sumos bus pridedama masyvo reikšmė ir tiesiog tas indeksas bus į raidę pirmu atveju 0, antro ciklo etapu tai bus vienetas, na ir taip toliau. Turbūt tai supratote jau praeitoje pamokoje. Na ir ką dabar mes norime padaryti, tiesiog tą galutinę sumą įspausdinti į ekraną. Ir paleidžiame programą, ok. Išmetė klaidą kažkokią, palaukit. Aš tai čia padariau klaidą rašydamas, kaip visada, kadangi nedažlibinu. Na štai dabar dingo visos klaidas, paleidžiame programą, ok. Ir štai rašo 790. Na, jeigu netikite, galite tiesiog patikrinti. Galite tiesiog patikrinti, sudėti skaičiuotuvu ir pamatysite, ar masyvo reikšmės sumuojamos teisingai. Na, o dar vienas dalykas. Galbūt parodysiu dar vieną naudingą tokį lyg ir veiksmą, kuris naudojamas gimnazijose, ten sprendžiant visokiem uždaviniam. Tiesiog būna tokios užduotys, kad reikia patikrinti ar surasti masyvo narį, kuris
kurio reikšmė yra didžiausia ir tiesiog atspausdinti tą reikšmę ir atspausdinti dar tą indeksą tos reikšmės. Na, šiuo atveju, jeigu pirmas mūsų nulinis narys turėtų didžiausią reikšmę, tai turėtume atspausdinti 0, ta prasme nulinis indeksas ir reikšmė 5. Na, mums prireiks kelių tarpinių kintamųjų. Vienas kintamasis bus reikšmiai, o kitas bus tiesiog indeksui. Na, tarkim ir pavadinkime reikšmė. Ir pradinę reikšmę dabar norėčiau atkreipti dėmesį. Pradinę reikšmę šiam suteiksime tiesiog masyvo nulinę reikšmę. Tai yra daryti parankiausia. Na, gal kam nors kyla klausimas, kodėl mes šiam kintamajam priskiriame tokią reikšmę. Todėl, kad mes šį kintamąjį tikrinsime. Tikrinsime, ar jis didesnis už kitą reikšmę, už kitą. Ir jeigu nebus tokių reikšmių, kurios yra didesnės už reikšmę, štai šitą masyvą nulinę, tuomet reiškia, šis masyvo narys yra didžiausias. Na, jeigu bus kitas kažkoks didesnis, tiesiog šio kintamojo reikšmę pakeisime to kažkokiu tai kitų kintamoju, šiuo atveju masyvo nariu. Na, tai tikiuosi atrodo labai sudėtinga, bet aš kai viską parašysiu, prižadu, paaiškinsiu ir tikrai bus aiškiau. Na, visų pirma, sąlygą paliksime tą pačią, kadangi mes norime, kad šis ciklas praeitų pro visus masyvo narius. Tiesiog pakeisime vykdymo sakinius. Na ir dar ką norėčiau atkreipti dėmesį. Tiesiog reikia mums dar vieno kintamo, kaip jau minėjau, vieną susikūrėme reikšmį saugoti, kitą susikursime tam, kad tiesiog saugotų indeksą. Na, šiuo atveju reikšmė mas nulinis, todėl ir indeksas yra nulis. Na ir visas tas ieškojimas atrodo štai taip. Naudosime sąlyginį sakinį if, kurį jau mokinomės, ir sąlygoje rašysime maždaug taip. Jeigu reikšmė, šiuo atveju masyvo reikšmė nulinė, kadangi mes šiam kintamajam ją priskyrėme, mažesnė už, rašome vėlgi mūsų masyvo pavadinimą. Na ir dabar atkreipkite dėmesį, ką aš rašau štai čia, o čia aš rašau į raidę. Tai reiškia, tiesiog šitą sąlygą tikrins, ar kokia nors masyvo reikšmė, o šis skaičius ciklui bėgant keisis, kadangi mes štai čia jam suteikiame pokytį. Na ir tiesiog tikrins, ar kuri nors už jį yra didesnė. Ir jeigu didesnė, mes tiesiog norėsime daryti štai ką. Reikšmė tada bus lygi tai masyvo reikšmiai, kuri yra didesnė, o indeksas bus lygus raidei i. Ir ką dabar šis ciklas darys? Jis tiesiog šioje sąlygoje tiesiog nurodėme, kad pravarytų visus narius, visus pratikrintų. O sąlyga if tiesiog tikrina. Jeigu kažkokia tai masyvo reikšmė, šiuo atveju gali būti nulinė, pirma, antra, trečia ir taip toliau, yra didesnė už kintamąjį reikšmė, tuomet reikšmiai suteikiamas tos didesnės reikšmės pavadinimas. O kintamajam k suteikiama indekso reikšmė. Tuo atveju mes galėsime atpažinti ir didžiausią reikšmę, ir didžiausią ir tos reikšmės indeksą. Nes kada tiesiog šis ciklas ir šis sąlyga suras didžiausią reikšmę, jie automatiškai neras jokios didesnės. Todėl tą didžiausią reikšmę ir paliks atsakymę. Nu, dabar gal tiesiog atspausdinkime ir patikrinkime, ar viską teisingai suskaičiavo reikšmė. Pliuso ženklo. Atskyriau tarpų tiesiog, kad skaičiai nebūtų suspaudę ir kintamasis k. Na, dabar paleidžiame programą, ok.
Na ir štai matome, mums atspausdino 5, 4, 9 ir 4. O taigi reiškia, kad 1, 2, 3, 4. Na, kadangi pradedama skaičiuoti nuo 0, atsiprašiau, 0, 1, 2, 3, 4. Tai reiškia, kad ši reikšmė yra didžiausia ketvirto numeriu pažymėta indekso, ketvirto numeriu pažymėta masyvo reikšmė. Na, tai tiek šioje pamokoje. Galbūt kam nors pravers. Na ir iki susitikimo kitose pamokose.